Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. Pirmas skyrius. Mano tėvai ir vaikystė. Indijos kultūrai nuo seno būdinga ieškoti aukščiausių tiesų, su tuo susijęs ir mokinio bei mokytojo guru santykis. Pastaba. Guru – dvasinis mokytojas. Knygoje Guru Gita 17 posme. Guru labai tinkamai vadinamas išsklaidančių tamsą, nuo žodžių gu – tamsa ir ru – tas, kuris išsklaido. Pastabos pabaiga. Mane kelias atvedė pas Kristų priminantį pranašą. Gražus jo gyvenimas buvo dailinamas amžiais. Tai buvo vienas iš didžiųjų mokytojų, kurie yra tikrasis Indijos turtas. Jie gimsta kiekvienoje kartoje ir saugo savo šalį nuo lemties ištikusios senovės Egiptą ir Babiloną. Ankstyvoje vaikystėje mane lankydavo praeito įsikūnijimo prisiminimai. Su šiuo gyvenimu jie neturėjo nieko bendra. Aiškiai prisimindavau, kad kitados buvau jogas ir gyvenau Himalajų sniegynuose. Pastaba. Jogas – tas, kuris praktikuoja jogą, vienovę, senovinį Dievo meditavimo būdą. Pastabos pabaiga. Mislingų būdų šie praeities blyksniai leido man žvilgtelėti ir į ateitį. Ligšiol prisimenu, koks bejėgis ir pažemintas jaučiausi kūdikystėje. Su apmaudu suvokiau, kad negaliu vaikščioti nei laisvai pareikšti apie save. Dėl tokios kūno bejėgystės užplūsdavo noras melstis. Konkuliuojantis jausmai galvoje reiškėsi daugelio kalbų žodžiais. Ir tarp jų palengva įpratau girdėti bengališką savo tautiečių kalbą. Kokia kerinti kūdikio sąmonės platybė, suaugusiųjų manymų, apsiribojanti tik žaisliukais ir pirštukais. Sielos sumaištis ir neklusnus kūnas mane dažnai pravirkdydavo ir niekas neįstengdavo manęs nuraminti. Atsimenu, kaip mano sielvartas trikdė šeimą, bet užplūsta ir laimingesni prisiminimai. Motinos glamonės, pirmieji švepli mėginimai tarti kokią frazę, netvirti žingsneliai. Šios ankstyvos pergalės dažniausiai greit pamirštamos, bet jos kloja natūralų pasitikėjimo savimi pagrindą. Mano tolimos praeities prisiminimai nėra unikalūs. Yra žinoma, kad daugelio jogų, dramatiškai pereinančių iš gyvenimo į mirtį ir atvirkščiai, savimonė nenutrūksta. Jei žmogus būtų tik kūnas, jo netekęs netektų ir savo tapatybės. Bet jei pranašai 1000 metų kalbėjo tiesą, žmogus pirmiausia yra siela, bekūnė, visur esanti. Nors tai ir keista, aiškių kūdikystės prisiminimų pasitaiko ne taip jau retai. Keliaudamas po daugybę šalių, girdėjau vyrus ir moteris pasakojant apie labai ankstyvą vaikystę, ir tie pasakojimai buvo visiškai patikimi. Gimiau 1893 metų sausio 5 dieną Gorakpūre, šiaurės rytų Indijoje, netoli Himalajų kalnų. Ten praėjo pirmieji 8 mano gyvenimo metai. Šeimoje buvome 8 vaikai, 4 berniukai ir 4 mergaitės. Aš, Mukunda Lalas Ghošas, buvau antrasis sūnus ir 4 vaikas šeimoje. Pastaba.
Mano vardas buvo pakeistas į Joganandą 1915 metais, kai įstojau į senąjį vienuolių Svamių ordiną. 1935 metais mano guru suteikė man dar vieną religinį titulą – Paramahansa. Pastabos pabaiga. Mano tėvas ir motina buvo bengalai. Jie priklausė kšatrijų kastai. Pastaba. Antroji – valdovų ir karių kasta. Pastabos pabaiga. Abu apdovanoti šventųjų prigimtimi. Rami ir iškilni jų abipusė meilė niekada nesireiškia lengvabūdiškai. Tobula tėvų tarpusavio darna buvo ramus centras, aplink kurį verpetais sukosi 8 jaunų žmonių gyvenimai. Tėvas Bhagabatis Čaranas Gošas buvo geraširdis, rimtas, kartais griežtas. Mes, vaikai, jį labai mylėjome, bet laikydavomės tam tikro pagarbaus atstumo nuo jo. Jis buvo neeilinis matematikas ir logikas ir gyvenime daugiausia vadovaudavosi intelektu. O motina buvo mūsų širdžių karalienė ir visko mus mokė tik per meilę. Jai mirus, tėvas tapo švelnesnis. Pastebėdavau, kad jo žvilgsnis kartais pasikeisdavo ir tapdavo toks pat kaip mamos. Motinos dėka mes anksti susipažinome su šventraščiais. Tai būdavo ir malonios, ir karčios akimirkos. Kai prasikalsdavome, motina sumaniai parinkdavo tinkamų Mahabharatos ir Ramajanos istorijų, taip ji mus ir bausdavo, ir mokydavo. Pastaba. Šie senovės epai tikras Indijos istorijos, mitologijos ir filosofijos lobynas. Pastabos pabaiga. Iš pagarbos tėvui pavakariais motina mus rūpestingai aprengdavo, kad pasitiktume jį grįžtant iš darbo namo. Jis dirbo vienoje iš didžiųjų Indijos bendrovių Bengalijos Nakpūro geležinkeliai. Jo postas buvo panašus į viceprezidento. Darbo reikalais jam tekdavo daug keliauti. O kai buvau dar vaikas, mūsų šeima kelis kartus kraustėsi iš miesto į miestą. Motina nuoširdžiai padėdavo skurstantiems. Tėvas irgi buvo geros širdies, bet jo pagarba įstatymams ir tvarkai aprėpė ir šeimos biudžeto reikalus. Sykį motina vargšams maitinti per 2 savaitės išleido daugiau, negu tėvas uždirbdavo per mėnesį. Te prašau vieno, tarė tada tėvas, dalydama išmaldą, neperženk sveiko proto ribų. Nors ir švelnus, vyro priekaištas motina papiktino. Neužsiminusi vaikams apie nesutarimą, ji liepė iškviesti vežiką. Sudie, grįžtu pas motiną, pateikė į amžių patikrintą ultimatumą. Priblokšti mes pratrūkome raudoti. Laimė, kaip tik atvyko dėdė iš motinos pusės. Jis šnipštelėjo tėvui keletą išmintingų patarimų, taip pat neabejotinai patikrintų laiko. Tėvas ištarė susitaikymo žodžius ir motina mielai paleido vežiką. Tai baigėsi vienintelis mano matytas rimtas tėvų kivirčas. Bet šiaip jie pasiginčydavo. Kartą motina tarė tėvui: prašyčiau duoti 10 rupijų vargšiai moteriai sušelpti, ji ką tik atėjo prie mūsų namų. Motinos šypsena galėjo įtikinti kiekvieną. Kodėl 10? Vienos pakaks, paprieštaravo tėvas
ir paaiškino: kai staiga mirė mano tėvas ir seneliai, pirmą kartą patyriau skurdą. Prieš išeidamas į mokyklą, iki kurios buvo kelios mylios, pusryčiams suvalgydavau tik mažą bananą. Vėliau, mokydamasis universitete, taip skurdau, kad kreipiausi į turtingą teisėją prašydamas 1 rupijos pašalpos per mėnesį. Bet jis atsisakė, pareiškė, kad net 1 rupija yra svarbi. Kaip karčiai prisimeni negavęs tos rupijos, motino širdis akimirksniu padiktavo logišką atsakymą. Nejau nori, kad ir ši moteris skausmingai prisimintų negavusi taip reikalingų 10 rupijų. Tavo viršus, tėvas mostelėjo ranka, kaip nuo neatmenamų laikų daro nugalėti vyrai, ir atvėrė piniginę. Štai 10 rupijų banknotas. Perduok jį moteriškiai su geriausiais mano linkėjimais. Tėvas buvo linkęs iš pradžių atsisakyti bet kokio naujo pasiūlymo. Jo požiūris į nepažįstamąją, kuri taip lengvai pelnė motinos atjautą, buvo įprasto atsargumo pavyzdys. Nenoras iškart su viskuo sutikti, iš tiesų te buvo pagarba principui, jog viską reikia gerai apmąstyti. Man visad atrodė, kad tėvas elgėsi protingai ir kad jo sprendimai pasverti. Jei man pavykdavo savo gausius prašymus pagrįsti 1 ar 2 tvirtais argumentais, jis visada padėdavo pasiekti trokštamą tikslą. Nesvarbu, atostogų kelionę ar naują motociklą. Iš vaikų tėvas reikalavo griežtos drausmės, bet ir pats buvo tikras partietis. Pavyzdžiui, jis niekada nesilankydavo teatre, jėgas atgaudavo tik įvairiomis dvasinėmis praktikomis ir skaitydamas Bhagavad Gita. Pastaba. Ši didinga sanskrito poema, Mabharatos epo dalis, yra hinduistų Biblija. Mahatma Gandhis rašė: tie, kurie medituos Gitą, kasdieną semsis iš jos naujo džiaugsmo ir naujos prasmės. Nėra ne vieno dvasinio galvosūkio, kurio Gita negalėtų išnarplioti. Pastabos pabaiga. Vengdamas prabangos, batus avėdavo tol, kol šie visai suplyšdavo. Kai ėmė plisti automobiliai, jų įsigijo ir jo sūnus, bet tėvas kasdien į darbą važinėdavo tramvajumi. Tėvui nerūpėjo kaupti pinigų, kad įgytų daugiau valdžios. Įkūręs Kalkutos miesto banką, jis atsisakė tapti jo akcininku ir iš to pasipelnyti. Tiesiog tuo metu, turėdamas laisvo laiko, nusprendė atlikti savo pilietinę pareigą. Tėvui išėjus į pensiją, po 4 metų iš Anglijos į Indiją atvyko finansininkas tikrinti Bengalijos Nakpūro buhalterijos. Apstulbęs tikrintojas pamatė, kad tėvas nė karto nebuvo paprašęs laiku nesumokėtų premijų. Jis dirbo už 3, pasakė finansininkas bendrovės vadovams, jam priklauso 125 000 rupijų, 41 250 JAV dolerių kompensacija. Iždininkas tėvui atsiuntė čekį šiai sumai. Tėvui tai pasirodė toks menkniekis, kad jis apie tai net neprasitarė šeimai. Gerokai vėliau, banko sąskaitoje pastebėjęs didelį indėlį, apie tai pasiteiravo mano jauniausias brolis Bišnus. Kam džiaugtis dėl materialios naudos, atsakė tėvas. Kas nori visada būti ramus, nedžiūgauja gavęs pelno ir neliūdi patyręs nuostolių. Jis žino, kad šį pasaulį žmogus ateina neturėdamas neskatiko ir palieka jį tuščiomis kišenėmis. Netrukus po vestuvių mano tėvai tapo didžio mokytojo Lahirio Mahasajos iš Benareso mokiniais. Bendravimas su mokytoju
dar labiau sustiprino iš prigimties asketišką tėvo būdą. Kartą motina, mano vyriausiai seseriai Romai, prisipažino nepaprastą dalyką. Mudu su tavo tėvu, kaip vyras ir žmona, kartu miegame tik kartą per metus, kad susilauktume vaikų. Su Lahiriu Mahasaja tėvas susipažino per Abinašą Babu, Bengalijos Nagpūro geležinkelių filialų darbuotoją. Pastaba. Babu, ponas, bengalų kalboje vartojamas po pavardės. Pastabos pabaiga. Gorakpūre Abinašas Babu man dar vaikui papasakojo daugybę įdomių istorijų apie įvairius Indijos šventuosius. Visus pasakojimus jis būtinai baigdavo, pagarbindamas neprilygstamą savo guru šlovę. Ar esi girdėjęs, kokiomis nepaprastomis aplinkybėmis tavo tėvas tapo Lahirio Mahasajos mokiniu? Šį intriguojantį klausimą Abinašas uždavė tingę vasaros popietę mudviem sėdint mūsų kieme. Lūkestingai šypsodamasis papurčiau galvą. Prieš daug metų, kai dar nebuvai gimęs, paprašiau savo viršininko, tavo tėvo, duoti man savaitę atostogų, kad galėčiau Benarese aplankyti savo guru. Tavo tėvas iš mano plano pasišaipė. Ketini tapti religiniu fanatiku, pasiteiravo jis. Jei nori ko nors pasiekti, verčiau rūpinkis darbu. O paskui tą pačią dieną, kai medžiais apaugusiu takeliu liūdnai kėblinau namo, dar sykį sutikau tavo tėvą, nešamą palakinu. Jis atleido tarnus su neštuvais ir patraukė pėsčią su manimi. Stengdamasis mane paguosti, ėmė vardyti žemiškos sėkmės pranašumus. Bet aš klausiausi abejingai. Mano širdis kartojo: Lahiri Mahasaja, negaliu gyventi, nepamatęs tavęs. Takelis mus nuvedė į ramią palaukę, kur vėlyvos popietės saulės spindulių nutvieksti aukšti, vilnijantys žolynai atrodė it karūnuoti. Susižavėję sustojome. Staiga, lauke vos už kelių metrų nuo mūsų pasirodo mano didžiojo mokytojo pavidalas. Pastaba. Fenomenalios didžiųjų mokytojų galios paaiškintos 30 skyriuje Stebuklų dėsnis. Pastabos pabaiga. Bhagavate, tu per griežtas savo darbuotojui, išgirdome jo balsą ir apstulbome. Tada pavidalas išnyko, taip pat paslaptingai, kaip buvo atsiradęs. Aš klupojau ant kelių kartodamas: Lahiri Mahasaja, Lahiri Mahasaja. Kelias akimirkas tavo tėvas nustėręs nejudėjo. Abinašai, aš ne tik tau rytoj leidžiu keliauti į Benaresą, bet ir pats išvykstu. Privalau pamatyti didįjį Lahiri Mahasają, kuris panorėjęs gali materializuotis, kad užsistotų tave. Pasiimsiu žmoną ir paprašysiu šio mokytojo inicijuoti mus į savo dvasinį kelią. Ar nuvesi mus pas jį? Žinoma. Džiaugiausi, kad taip stebuklingai buvo atsiliepta į mano maldą ir įvykiai pakrypo palankia linkme. Kitą vakarą su tavo tėvais iškeliavome į Benaresą. Rytojaus dieną, atvykę į vietą, dar kiek pavažiavome arklio traukiamų vežimu, paskui pėsti patraukėme siauromis gatvelėmis į nuošalius gurų namus. Įėję į nedidelę svetainę, nusilenkėme mokytojui, sėdinčiam įprastą lotoso pozą. Jis sumirksėjo veriančiomis akimis ir nukreipė žvilgsnį į tavo tėvą. Bhagavate, tu per griežtas savo darbuotojai, ištarė tuos pačius žodžius, kaip ir prieš 2 dienas aname lauke, ir pridūrė: Džiaugiuosi, kad leidai Abinašui mane aplankyti ir kad pats su žmona jį atlydėjai. Jis supažindino tėvus su dvasinėmis kriya jogos praktikomis ir šie dėl to labai apsidžiaugė. Pastaba. Jogos metodika.
kurios mokė Lahiris Mahasaja. Ja nuramdomas juslių verpetas ir žmogus gali vis labiau tapatintis su kosminė sąmonė. Pastabos pabaiga. Mudu su tavo tėvu nuo anos atmintinos dienos, kai išvydome regėjimą, esame artimi draugai, broliai ir mokiniai. Lahiris Mahasaja neabejotinai domėjosi ir tavo gimimu. Tavo gyvenimas tikrai bus susietas su jo, mokytojo palaiminimas niekada nenustoja galios. Lahiris Mahasaja šį pasaulį paliko vos man gimus. Visuose miestuose, į kuriuos tėvą perkeldavo dirbti, mūsų šeimos altorių puošia jo nuotrauka puikiais rėmais. Auštantis rytas ir blėstantis vakaras mane ir motiną dažnai užklupdavo priešais pačių įrengtą šventiklėlę. Ten medituodavome ir aukodavome gėlių žiedus, išmirkytus kvapnioje santalo tyrėje. Smilkalais ir mira, taip pat bendromis maldomis šlovinome dievybę, visiškai atsiskleidusią per Lahirį Mahasają. Jo paveikslas nepaprastai paveikė mano gyvenimą. Augdamas vis dažniau pagalvodavau apie mokytoją. Medituodamas matydavau, kaip jo atvaizdas iškyla iš nedidelės nuotraukos ir atgyjęs atsisėda priešais mane. Pamėginus paliesti jo švytinčio kūno pėdas, jis vėl pasikeisdavo ir virsdavo nuotrauka. Iš vaiko tapdamas paaugliu jutau, kaip Lahiris Mahasaja mano galvoje iš mažutės į rėmelius įspraustos nuotraukos virsta gyva, švytinčia, nežemiška esybė. Išbandymų ar sumaišties akimirkomis dažnai jam melsdavausi ir savyje išgirsdavau raminamus jo nurodymus. Iš pradžių sielojausi, kad jo nebėra gyvo, bet pamažu visur ėmė suvokti jo slaptingą buvimą, lioviausi sielotis. Tiems savo mokiniams, kurie pernelyg troško jį regėti, jis nekartą rašė, kodėl ateinate pažiūrėti mano kūną ir kaulus, juk aš visada matomas jūsų kutascha, dvasios akimis. Sulaukęs maždaug 8, Lahirio Mahasajos nuotraukos padedamas patyriau stebuklingo išgyjimo palaimą. Šis potyris dar labiau sustiprino mano meilę. Mūsų šeimos vasarnamyje į Čepūrę, Bengalijoje, užsikrėčiau cholerą. Gydytojai nuleido rankas, vilčių išgyti nebuvo. Tada prie mano lovos rimojusi paklaikusi motina mostų paragino mane pažvelgti į Lahirio Mahasajos nuotrauką, kabėjusią ant sienos man virš galvos. Nusilenk jam mintyse. Ji žinojo, kad esu per daug nusilpęs ir kad neįstengiu net pakelti rankų jį pasveikinti. Jei tikrai parodysi savo atsidavimą ir viduje suklupsi prieš jį, liksi gyvas ir sveikas. Pažvelgiau į nuotrauką ir pamačiau joje akinamą šviesą. Paskui šviesa apgaubė mano kūną ir visą kambarį. Pykinimas ir kiti nevaldomi simptomai dingo. Aš pasveikau. Iškart įgijau jėgų nusilenkti ir paliesti motinos pėdas. Tai padėkojau jai už neišmatuojamą tikėjimą savuoju guru. Motina kelis kartus prisiglaudė kakta prie nuotraukos. O visur esantis mokytojau, dėkoju tau, kad savo šviesa išgydei mano sūnų. Supratau, kad ir ji matė akinamą švytėjimą, kuris mane akimirksniu išgydė nuo dažniausiai mirtimi pasibaigiančios ligos. Toji nuotrauka yra viena didžiausių mano brangenybių. Tėvui ją dovanojo pats Lahiris Mahasaja, tad jis skleidžia šventas vibracijas. Nuotrauka atsirado stebuklingai. Jos istoriją išgirdau iš kito mokinio, kurį tėvas laikė savo broliu, Kalio Kumaro rojaus. Atrodo, mokytojas labai nemėgo būti fotografuojamas, bet vieną kartą, nors ir protestavo, buvo nufotografuota su grupe sekėjų,
tarp kurių buvo ir kalis Kumaras Rojus. Netrukus fotografas apstulbo. Nors fotoplokštelėje aiškiai matėsi visų mokinių atvaizdai, centre, kuris tikėjosi išvysti Lahiri Mahasają, buvo tuščia. Šis įvykis dar ilgai buvo aptarinėjimas. Mokinys ir profesionalus fotografas Gangadharas Babu tada pareiškė, kad šis nesugaunamasis tikrai nuo jo nepaspruks. Kitą rytą, kai guru sėdėjo lotoso poza ant medinio suolelio, su savo įranga pasirodė Gangadharas Babu. Už mokytojo stovėjo medinė širma. Ėmęsis visų atsargumo priemonių, fotografas negailėdamas išpleškino ne 12 plokštelių. Netrukus paaiškėjo, kad visuose yra suolelis ir širma, bet paties mokytojo nematyti. Apsiašarojęs, praradęs paskutinius puikybės likučius, Gangadharas Babu susirado mokytoją. Kelias valandas tylėjęs, Lahiris Mahasaja pagaliau prasmingai prabilo. Aš esu dvasia. Ar gali tavo fotoaparatas atspindėti visur esančią neregimybę? Matau, kad ne, bet šventasis pone, aš iš meilės trokštu jūsų kūno šventovės nuotraukos, man trūko įžvalgumo, aš lig šios dienos nesupratau, kad jumise gyvena visiškai atsiskleidusi dvasia. Tada ateik rytoj rytą, aš tau papozuosiu. Fotografas vėl nustatė aparatą. Šį kartą plokštelėje aiškiai matėsi šventojo figūra, jos nebedengė paslaptingas šydas. Daugiau mokytojas niekada nepozavo nuotraukoms, bent aš kitų nemačiau. Ta nuotrauka rasite šioje knygoje. Pastaba. Lankydamasis Indijoje 1935–36 metais, Šri Pramahansa Yogananda pamokė bengalų dailininką iš originalios fotografijos nutapyti šį portretą ir vėliau nurodė visuose SRF leidiniuose naudoti jį kaip oficialų Lahirio Mahasajos portretą. Pastabos pabaiga. Iš šviesios Lahirio Mahasajos odos ir universalių veido bruožų sunku nuspėti, kokiai rasei jis priklauso. Mįslinga šypsena šiek tiek atskleidžia jo bendrystės su Dievu džiaugsmą. Akis sykiu ir pusiau atmerktos, tai rodo minimalų domėjimąsi išoriniu pasauliu, ir pusiau užmerktos, tai reiškia pasinirimą į vidinę palaimą. Abejingas, nieko nevertom žemiškom vilionėms, jis buvo visada pasiryžęs spręsti dvasinių ieškotojų problemas, kai šie kreipdavosi patarimo. Kai guru nuotraukos padedamas išgijau, netrukus išvydau lemtingą viziją. Vieną rytą, sėdėdamas lovoje, giliai užsisvajojau. Kai užsimerkėme, kas slypi už tos tamsos, garsiai suskambo galvoje klausimas. Vidinį regėjimą iškart nutvieskė akinama šviesos blyksnis. Mano galvoje, tarsi didžiuliame švytinčiame ekrane, ėmė ryškėti miniatiūriniai kino vaizdai. Dieviški kalnų olose medituojančių šventųjų pavidalai. Kas jūs, garsiai paklausiau? Himalajų jogai. Sunku aprašyti dangiškąjį atsaką, man suvirpėjo širdis. Ak, kaip trokštų nukeliauti Himalajus ir tapti kaip jūs. Regėjimas išnyko, bet sidabro spinduliai didėjančiais ratilais išplito iki begalybės. Kas šis stebuklingas švytėjimas? Aš esu išvara, esu šviesa. Pastaba. Sanskrito kalba tai viešpaties kaip kosmoso valdovo vardas, kilęs iš šaknies išvaldyti. Hinduizmo raštuose yra 1000 dievo vardų ir kiekvienas iš jų turi savo savitą filosofinės prasmės atspalvį. Viešpats kaip išvara yra tas, kurio valia
tvarkingais cinklais, sukuriamos ir išskaidomos visatos. Pastabos pabaiga. Balsas priminė murmantį debesį. Aš noriu tapti viena su tavimi. Lėtai slopstanti dieviškoji ekstazė paliko neblėstančią dovaną, įkvėpimą ieškoti Dievo. Jis yra amžinas, visada naujas džiaugsmas. Štai toks prisiminimas dar ilgai neblėso mano atmintyje, kai išsisklaidė ekstazė. Kitas ankstyvas prisiminimas irgi iškilus. Jis toks netgi tiesioginė prasme, nes jo paliktą randą tebeturiu iki šiol. Su vyresniaja seserimi Uma tą ankstyvą rytą sėdėjome mūsų Gorakpūro namų kieme po nimmedžiu. Ji padėjo man studijuoti bengalų kalbos pradžiamokslį, jei tik įstengdavo atplėšti akis nuo papūgų, netoliese lesiojančių prinokusius medžio vaisius. Paskui Uma pasiskundė ant kojos iškilusią votimį ir atsinešė indelį tepalo. Aš irgi apsitepiau dilbį. Kam tepiesi vaistai sveiką ranką? Supranti, sese, jaučiu, kad rytoj man iškils votis, todėl nutariau išmėginti tavo tepalą toje vietoje, kur votis pasirodys. Melagėlis. Sese, nevadink manęs melagiu, kol nepamatei, kas nutiks rytoj, pasipiktinau. Umai tai nepadarė įspūdžio ir ji dar 3 kartus man įgėlė. Lėtai, bet ryžtingai atsakiau. Savo valios gale tvirtinu, kad rytoj man ant rankos kaip tik šioje vietoje iškils nemaža votis, o tavoji pritvinks dar labiau ir taps 2 didesnė. Kitą rytą man ant rankos tikrai atsirado stambi votis, o Umos votis atrodė padvigubėjusi. Sesuo šaukdama puolė pas motiną. Mukunda virto burtininku. Motina rimtai mane pamokė niekada nesinaudoti žodžių gale, daryti piktą. Iki šiol atsimenu jos patarimą ir visada jo laikausi. Man votį išoperavo. Lig šiol toje vietoje matyti chirurgo skalpelio paliktas randas. Ant dešinio dilbio visada nešioju priminimą, ką gali žodis. Paprasti iš pirmo žvilgsnio nepavojingi žodžiai, kuriuos labai susikaupęs ištariau Umai, turėjo tiek slaptos galios, kad sprogo it bomba ir sukėlė neabejotiną, nors ir žalingą poveikį. Vėliau supratau, kad sprogstamąją kalbos vibracijų galę įmanoma protingai nukreipti taip, kad ji padėtų išsivaduoti iš gyvenimo sunkumų ir drauge nepaliktų randų ir neverstų klausytis priekaištų. Pastaba. Begalinės garso galios kyla iš kuriančiojo žodžio aum, kosminės vibracijos, esančios anapus visos atominės energijos. Kiekvienas žodis, ištartas aiškiai, jį suvokiant ir didžiai susikaupus, gali materializuotis. Emilio Kua ir panašios psichoterapijos sistemos veiksmingai taiko metodą garsiai ar tyliai kartoti įkvepiančius žodžius. Šio metodo paslaptis – sustiprinti psichikos vibracijų dažnį. Pastabos pabaiga. Mūsų šeima persikėlė į Lahorą, Pandžabę. Ten įsigijau dieviškosios motinos paveikslą deivės Kali pavidalu. Pastaba. Kali. Dievo kaip amžinosios motinos gamtos simbolis. Pastabos pabaiga. Nedideliai namų balkone įsirengtai šventiklėliai jis suteikė šventumo. Nedvėjodamas tikėjau, kad visos maldos sukalbėtos toje šventoje vietoje būtinai išsipildys. Vieną dieną, stovėdamas ten su Uma, žiūrėjau, kaip 2 berniukai laido aitvarus virš namų stogų. Pastatus nuo mūsų namo skyrė tik siaurutėlis skersgatvis. Ko tu toks tylus, žaismingai stumtelėjo mane Uma. Tik galvoju, kaip nuostabu, kad dieviškoji motina man duoda viską, ko paprašau. Tikriausiai jį padovanos tau ir tuos 2 aitvarus, pašaipiai nusijuokė sesuo. Kodėlgi ne? Ir pradėjau tyliai melsti tų aitvarų.
Indijoje dažnai vyksta aitvarų varžybos. Aitvarų virvelės būna išteptos klijais ir aplipdytos grūstos stiklo šukėmis. Kiekvienas žaidėjas stengiasi savo aitvaro virvele perpjauti priešininko aitvaro virvelę. Nutrūkęs aitvaras nuskrieja virš stogų ir būna labai smagu jį gaudyti. Bet mudu su Uma stovėjome namo nišoje įrengtame balkone su stogeliu. Tad atrodė, kad jei nutrūkęs aitvaras atskris mūsų pusėn, mes jo nepagausime. Jis su savo virvele praskris virš mūsų namo stogo. Žaidėjai kitapus skersgatvio pradėjo rungtis. Staiga vienas žaidėjas nupjovė kito žaidėjo aitvaro virvelę ir aitvaras ėmė sklęsti mūsų link. Bet tada vėjas nurimo, aitvaras pakibo ore ir laisvas virvelės galas įsipainiojo į kaktusą, augantį ant priešai stovinčio namo stogo. Aitvaro virvelė išlinko, pačiupau ją ir įteikiau aitvarą Umai. Tai tik keistas atsitiktinumas, o ne atsakas į tavo maldą. Jei pas tave atskris ir kitas aitvaras, tada patikėsiu, tarė ji. Vis dėlto sesuo buvo nustebusi ir jos nuostaba labiau išdavė tamsios akys nei žodžiai, o aš toliau karštai meldžiausi. Tada antras žaidėjas smarkiai timtelėjo savo aitvaro virvelę, ši nutrūko ir aitvaras, šokdamas vėjyje, ėmė skrieti manęs link. Paslaugusis mano pagalbininkas kaktusas vėl sulaikė virvelę, ji išlinko ir galėjau aitvarą nutverti. Įteikiau Umai ir šį antrąjį trofėjų. Dieviškoji motina tave tikrai išklauso, man jau darosi baisu. Sesuo, lyg išgąsdintas elniukas, spruko iš balkono.